Sveiki, su jumis Tomas Kravets, o šio video tema yra maisto produktai, kurie žudo vyro potenciją. Jei dar nesate įsigiję mano abiejų knygų, rekomenduoju tai padaryti dabar. mytybos-inžinerija.lt. Perdirbti maisto produktai. Perdirbtuose maisto produktuose esantis didelis transriebalų ir cukraus kiekis gali sukelti nutukimą, diabetą, širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimus ir neigiamai paveikti potenciją. Didelis cukraus kiekis maiste. Per didelis cukraus vartojimas gali sukelti atsparumą insulinui, nutukimą ir uždegimus, o visa tai gali prisidėti prie erekcijos sutrikimų. Perdirbta mėsa. Didelis perdirbtos raudonos mėsos vartojimas gali padidinti cholesterolio kiekį, apriboti kraujotaką ir paveikti erekcijos funkciją. Greitas maistas. Daug sočiųjų riebalų, natrio ir didelio kaloringumo turintis greitas maistas gali prisidėti prie nutukimo ir širdies kraujagyslių sistemos problemų, mažinti lytinį pajėgumą. Per didelis druskos kiekis. Per didelis druskos kiekis gali padidinti kraujospūdį ir pabloginti kraujotaką, o tai gali sukelti erekcijos problemų. Sojų produktai. Kai kurie tyrimai rodo, kad per didelis sojų vartojimas gali paveikti hormonų pusiausvyrą ir turėti įtakos vyrų seksualiniai sveikatai. Alkoholis. Alkoholio perteklius gali sukelti ilgalaikių erekcijos sutrikimų, nes slopina centrinę nervų sistemą ir mažina kraujotaką. Kofeinas. Per didelis kofeino kiekis gali sukelti nerimą ir nemigą, o tai gali sutrikdyti normalią lytinę funkciją. Mažai skaidulinių medžiagų turinti dieta. Nepakankamas skaidulų vartojimas gali sukelti nutukimą ir virškinimo problemas, netiesiogiai paveikti potenciją. Didelis fruktozės kiekis. Kukurūzų sirupas, kurio yra daugelį saldžių gėrimų, gali sukelti nutukimą ir atsparumą insulinui. Todėl didėja erekcijos sutrikimų rizika. Šie maisto produktai gali pakenkti vyrų potencijai, nes turi įtakos kraujotakai, hormonų pusiausvyrai ir bendrai sveikatos būklei. Tai patvirtinta moksliniais įrodymais. Subalansuota mityba, kurioje gausu vaisių, daržovių, neskaldytų grūdų ir liesų baltymų, gali skatinti geresnę lytinę sveikatą. Žiūrėkite kitus video, kuriuos matote ekrane. Prenumeruokite patį didžiausią lietuvių kalbą kanalą apie mitybą ir sveiką gyvenseną. Linkiu Jums išminties, geros sveikatos, o visą kitą nusipirksite už pinigus. Iki.